Materija, tuštuma, centrinė nervų sistema. Per mikroskopą pažiūrėjus į medžiagą, kuo labiau didinant, tuo mažiau matome fiziškumo joje, matome energiją, svyruojantį lauką ir didelius tarpus, tuštumą tarp atomų. Pažvelgus į dangų būtų kažkas panašaus. Priartinus dangaus kūną su teleskopu ar fotoaparatu galima pamatyti energiją, svyruojantį lauką. Ypatingai su fotoaparatu žvaigždės ir planetos atrodo kaip mirguliuojantis šviesuliai. Tuštuma tarp šviesulių danguje matosi plika akimi ir be įrenginių. Visatos masės ir energijos kiekis yra apie 5 procentai paprastosios materijos. Visa kita likusi dalis yra tamsioji medžiaga plus tamsioji energija. Šitie konceptai mokslui iki šiol yra gana mistiški. Žmogaus akis mato labai mažą dalį elektromagnetinio spektro, mažiau nei 1 procentas. Ta dalis žinoma kaip matoma šviesa, labai daug nematoma. Manau, tai susiję su žmogaus centrinė nervų sistema 5 pojūčiais atfiltruoja tiek, kiek reikia, kad avataras normaliai funkcionuotų šitoje realybėje, kaip tiltas jungiantis sielą su kūnu. Atvejuose su mikroskopu dangaus kūnais vienas iš siejančių aspektų, kad supa didelė dalis tuštumos tarp dalelių arba objektų, su elektromagnetiniu spektru didžioji dalis yra nematoma žmogaus akiai ir žmogaus centrinė nervų sistema kaip tiltas prijungiantis į šią realybę. Ar tai gali būti simuliacijos matematinės holografijos bruožai? Tai tiek šį kartą. Patiktuko ir prenumeruoti paspaudimas būtų šio kanalo įvertinimas ir padėtų jam augti.